O. Labas vakaras ir sveikos prisijungusios prie Moteriška galia pirmosios sesijos. Kviečiu patogiai įsitaisyt, pasiimt būtinai kuo rašyt ir labai kviečiu taip pat pasidėti savo telefonus ar visus kažkokius trukdžius į šoną ir susitelkti į šitą mūsų valandą kartu. Ir nors šita paskaita ir visas šitas mūsų kursas yra nemokamas, labai kviečiu pažiūrėti taip ir įsivaizduot, kad už šitą kursą sumokėjai labai daug pinigų. Nes kartais mes įsivaizduojam, kad jeigu čia nemokama yra, tai kažkokia netokia bus svarbi informacija ir kažkas netokio vertingo. Tuo pačiu, ką aš šiandien dalinsiuosi, ypač to pagrindinių konceptų, principų, mechanizmų, tai yra verta tūkstančių svarų, eurų, tad kviečiu įsivaizduot, kad tu investavai ir su šitokiu požiūriu praleisti šitą mūsų valandą kartu. Ir šiandieną prasideda, ar matau daug moterų jungiasi, tad kol dar leidinėjai kambarį, kviečiu ir jūs patogiai įsitaisyt. Okay. Ir šiandieną yra mūsų pirmoji dalis, bet mūsų laukia 3 dienų gili vidinė išlaisvinanti kelionė kartu. Ir kas yra susidūrę su mano mokymais, žinot, kad aš visai ką mėgstu labai viską iš praktinės pusės pažiūrėti. Tai nebus vien tik tais motyvacija ar kažkoks konceptas, kažką, ką supranti savo galvoje, bet visai ką pakviesiu pritaikyti tai savo gyvenime. Ir kiekviena iš jūsų atėjo čia su atitinkama intencija. Kažkur pametat savo galią savo gyvenime, vienoje ar kitoje srityje, galbūt su romantiniu partneriu, galbūt darbo kažkur srityje, galbūt su vaikais, galbūt su artimaisiais žmonėmis, galbūt su dar kažkokiais savo įpročiais, galbūt negali laikyti savo žodžio, kažką nusprendi daryti, bet vis atidėlioji arba nueini senus kažkokius paternus. Kiekviena iš jūsų pameta savo galią kažkur kitur. Ir prieš neriant į šiandienos sesiją pakviesiu užsimerkti, įsižeminti ir susijungti su savo intencija. Tad patogiai įsitaisyk ir kaip būsi pasiruošus, švelniai užmerk akis. Ir 3 kartus kartu giliai įkvėpsim ir iškvėpsim. Tad įkvėp giliai per nosį ir įkvėpdama taip giliai, kad pilvas tarsi išsipūstų kaip balionas. Ir iškvėp per burną. Ir dar kartą, šį kartą šiek tiek giliau. Ir iškvėp per burną su garsu. Paleisdama, ko nebereikia. Ir paskutinį kartą, šį kartą dar giliau įkvėpk. Ir iškvėpdama paleis, ko nebereikia. Laikant akis, vis dar užmerkus, leis savo kvėpavimui sugrįžti normalų ritmą. Bet tuo pačiu nuskanuok savo kūną. Pastebėk gal šio kvėpavimo efektą. Ar apskritai, kaip tavo kūnas jaučiasi? Kas vyksta šiandien tavo gyvenime? Kas gyva tavo širdį, tavo mintise? Paklausk kūno, kaip galėtum sau padėti šiek tiek galbūt patogiau įsitaisyti, galbūt pasirąžyti, ar iš kažkur sukurt daugiau erdvės kūne, galbūt iškelt rankas, ar iškiesti šoną, pakelt smakrą, laikant akis vis dar užmerkus, bet tiesiog leis sau susijungti su kūnu. Galbūt kūnas prašo būti ramybės būsenoje, tada ir būk ramybės būsenoje. Bet kaip galėtum sau padaryti, kad dar maloniau būtų savo kūne būti? Ir tuomet nukreip savo dėmesį į savo širdį ir paklaus savo širdies, kodėl tu čia esi. Kokia tavo intencija? Ir kodėl nori galios? Čia mes susirinkom aktyvuoti savo galią. Kodėl tau tai svarbu?
Ir kurioje gyvenimo srityje ar kokiose situacijose tu tą galią pameti? Galbūt gali prisiminti šiandienos, šios savaitės ar mėnesio. Ir ką įsivaizduoji, kad gausi, jeigu būsi savo galioje? Kas pasikeis tavo gyvenime? Ir kaip jautiesi dėl šitų savo norų ir dėl šios intencijos? Ar jautiesi tokia excited, viskas fainai, ar gal yra kažkur abejonių? Kad ir kaip besijaustum, it's okay, visi jausmai čia laukiami. Tiesiog kvietimas pastebėt ir pažinti šią akimirką save šiek tiek dar giliau. Ir visos moterys mes galim turėt vienodai daug galios. Nėra taip, kad vienos gali turėt daugiau, vienoms duota daugiau, kitoms mažiau. Ne. Bet kiekvienos iš jūsų darbas yra ją aktyvuoti. Ir geros naujienos tos, kad esant tinkamam kambaryje, nes šiandieną ir apie tai šnekėsim, ir ne tik šnekėsim, bet bus suteikta praktika, kaip tą gali savo gyvenime panaudoti. Tad dar kartą giliai įkvėpk ir iškvėpk. Galbūt kūnas nori nusipurtyt kaip nors energiją, ar dar kažkaip pasitaisyt. A. Ir kai būsi pasiruošus, gali atsimerkt. Ir dar kartą sveikos atvykusios į pirmą mūsų moteriškos galios sesiją. Ir šiandieną dalinsiuos apie tai, kas yra galia ir ypač moteriška galia. Nes moteriška galia šiek tiek skiriasi nuo vyriškos galios. Ir kodėl mes ją pametam ar atiduodam kitiem žmonėm. Ir svarbiausia, mechanizmas ar principas. Ne tik kaip tą galią susigrąžinti, bet kaip ir ją išsiauginti. Ne, nes pirmiausia, mes norim nustoti atiduoti galią, pasimti ją atgal į savo rankas ir ne tik pasimti, bet ir toliau auginti. Ir šitas principas, kurį praktikuoju pačiais metais ar pastarosius kelis metus, pakeitė mano gyvenimą visose srityse. Ir žinau, kad visų mano klienčių, su kuriuom dalinausi, taip kad yra aukso vertė šitą informaciją. O rytoj dalinsiuos apie tai, kaip praktiškai įgyvendinti šį magišką mechanizmą ir taip pat kaip susidoroti su baimėmis, kurios dažnai mums pakiša koją. O trečią mūsų dieną kurso dalinsiuos, kaip gyventi gali ir savęs nepamesti kasdieninėse situacijose. Ir daugiau dar šnekėsim apie įkūnymą. Nes galia nėra kažkas, kad tu supranti savo galvoje ir nusprendi, kad esi galinga. Ne, tai yra mūsų nervų sistemoje įkūnymas ir toks jausmas mūsų kiekvienoj kūno ląstelėje. Ir taip pat pabaigoje šiandienos sesijos pasidalinsiu apie savo naują programą, kuri prasidės už 2 savaičių. Ir jeigu kažkas nori giliau dirbti su įkūnymu, nori daugiau praktikų, patarimų, palaikymo, tai bus galimybė prisijungti prie tos programos. Tuo pačiu noriu labai akcentuoti, kad tai nėra kažkoks kursas, kad jeigu prisijungi nemokamai, čia prisijungi ir bus kažkoks tiesiog pardavimai ir sales pitchas. Ne, bus pirma dalis, visiškai nemokama informacija, be jokių pardavimų ir tada labai aiškiai, kai baigsis, tada kurios norės, galės prisijungti ar išgirsti daugiau apie ateinančią programą, o jeigu nori tiesiog nemokamos informacijos, it's okay, aš pasitikiu gerą karmą, man viskas sugrįžta ir dvigubai ir su kaupu, kai dalinuosi nemokamai. Ir dar vienas dalykas, pabaigoje pasidalinsiu taip pat galimybę laimėti prizą. O tas prizas nebus nauja programa, bus kai kas kitas. Tai jeigu kažkas nori dar giliau eiti dirbti kartu su manimi, ypač vienas su vienu, bet galbūt anksčiau kažkokią arba kainą neleido, arba dar kiti dalykai, tai bus galimybė laimėti, kaip dirbti vienas su vienu. Tai pasidalinsiu sąlygas ir konkurso pačioj sesijos pabaigoje. Ir kas manęs dar nepažįsta, tai mano vardas Aušaky, daugybė jau matau ir pažįstamų veidų. Ir beje, visada įdomu sužinot, kiek iš jūsų esat susidūrusios su manimi ir kiek naujų. Tai jeigu jau esam dirbusios kartu ar mokamose ar nemokamose kursuose, prašau chatbox pasidalinti vienetą. O jeigu iš viso pirmą kartą susitinkam, tai 0. Nes labai įdomu pažiūrėti, kiek naujų žmonių.
okei, aha, matau daug vienetų, vienetų, vienetų ir nulių, okei. Okei, tai miksas 50-50 maždaug. Okei, tai labai labai sveikinu ir naujai atvykusias. Ir matau, kad jau iš šitą čia ir esat prisijungusios, kurios jau esat ir prisijungusios į naują kursą. O naujo kurso nebuvo atskleista nei pavadinimų, nei detalių, tai šiandien pabaigoje atskleisiu. Tai tos, kurios prisijungė nežinodamos, kur jungiasi, šiandien taip pat sužinosit šitą informaciją. Taip pat esu labai excited už tos naujos programos. O tom, kurios nežino, esu Aušra Ky, transformacijos kaučerė, moterų vedlė, šamanė ir šitą veiklą užsiemu 13 metų, o apskritai saviugdos sąmoningumo kelyje jau esu apie 17 metų ar daugiau jau greičiausiai. Ir galima pažiūrėti mano visą tą kelionę iš tos lenzės, kad visa ir tai buvo mano galios atsiėmimas skirtingose gyvenimo srityse. Viskas prasidėjo nuo mano sveikatos, svorio ir valgymo įvairių sutrikimų prieš daugybę metų, prieš 20 ir daugiau metų. Ir tuomet savo galią atiduodavau savo įpročiams, savo alkiui ar tiesiog savo mąstymui galvoje, kad turėčiau valgyti šitaip, bet mano kūnas norėjo kažko kito ir visai ką kaltindavau save ir plakdavau save, kad neturiu pakankamai disciplinos, kad negaliu susitvarkyti su savim. Ir taip pat atiduodavau galią tą visam kultūriniui naratyvui, kad tu turi būti visiškai tokių formų, liekna ir taip toliau, vienokia ir kitokia, ar ne? Ir atiduodavau galią tiek savo kažkokiam naratyvam, tiek kultūriniams dalykams ir pamesdavau taip save. Ir jau su šitu dalyku susitvarkiau prieš daugybę metų, atsiėmiau galią į savo rankas, supratus, kaip veikia mano kūnas, susijungus su kūnu, somatiškai išprocesinus visas emocijas, traumas, kas buvo šaknis, ta priežastis, kodėl emociškai valgydavau anksčiau. Ir jaučiuosi, kad toj srity visiškai atsiėmiau galią į savo rankas. Taip pat galią atiduodavau savo karjeroje. Kai aš mokiausi, man buvo diegiama, kad turi būti gera mokinė, baigiau mokyklą gerais pažymiais, su pagirimu, įstojau ekonomikos bakalaurą, užsibaigiau, dirbau korporaciniam darbe ir viską dariau taip, kaip visuomenė ir mano tėvai iš manęs tikėjosi, bet viduje jaučiausi tokia nelaiminga, tokia tuščia, tokia ne savo kelyje, bet tam kažkokiam kitų primestam naratyvui atiduodavau savo galią. Kol išmokau atsimt tą galią į savo rankas, įsiklausyt savęs ir prieš 12 metų savo korporacinį darbą pradėjau coachingo veiklą. Ir atrodo, pradėjai coachingo veiklą, radai savo pašaukimą ir kelią ir jau to gana yra. Ne, iš tiesų tai kelionė tik tada gal ir prasidėjo, visos abejonės savimi, baimės, visokie kompleksai ir taip toliau. Ir reikėjo taip pat daug pradirbti su savo vairiais dalykais, kad atsimdą galią į savo rankas. Ir didžiausia turbūt sritis, kurioje pamesdavau galią, tai buvo romantiniai santykiai. Prieš tai 10 metų buvau tokiuose santykiuose, kur atiduodavau galią savo partneriui eks, jaučiausi kažkur save pametus, prisitaikanti, pati nesuprasdavau, kodėl esu tokiuose santykiuose. Nebuvo tai blogai, bet juose jaučiau pilnai savimi ir kad turiu visai ką būt, stengtis kažkuo būti kitu. Ir po to iš tų santykių išėjau jau prieš daug metų ir kurį laiką, 4 metus, buvau vieniša. Ir tas buvimas vieniša ir deitinimas iškėlė visas didžiausias traumas ir parodė, kiek aš galios atiduodu kitam žmogui. Taip pat išmokė mane, kaip gali pajaus savo tą moterišką galią ir magnetizmą ir kaip gali manipuliuoti vyrais ir kaip gali valdyti tą, ar ne, kur ne apie tai šitą temą šiandieną šnekėsim, ar ne, nes ta galia yra tokia tik paviršinė ir ilguoju laikotarpiu tai neveikia, bet davė man suprasti iš visų pusių galią. Taip pat iš seksualinės tas dinamikos, ar ne, dominant submissive dinamikos, pajausti tą galios įvairius skonius. Ir dabartinėse santykiuose, kuriuose tai esu visiškai tarsi nuoga, ar ne, mes su partneriu praktikuojam visiškai sąmoningą ryšį ir tenais viskas, kur dar atiduodu savo galią ir kažkam kitam, iškyla į paviršių ir per tą sąmoningumą, atvirumą, nuoširdumą pereinu per dar visokius dalykus. Tad šita kelionė nesibaigia niekada, ar ne, bet yra tik dar labiau prisižinai, kas tu esi, pajunti savo galią ir dar labiau susijungi su savo širdim ir su savo gyvenimo keliu. Ir mūsų kultūroje iš tiesų trūksta tų iniciacijų ir vadinamų rites of passage, ir lietuviškai verčiasi tos perėjimo apeigos, ar ne, kur
mums reikia jų, kad įgautumėm tą savo galę. Ir pavyzdžiui, ne, aš jau 12 metų studijuoju šamanizmą ir šitoj kelionėj perėjus per visą tą Shamanic Medicine Wheel Training, kurį pernai tik tais baigiau po daugybės metų, per šamanizmą mes einam per įvairias iniciacijas. Tad gale nėra, kad kad tu išmoksti savo galvoje, perskaitai knygą, padarai kursą, supranti ir jau dabar esu galinga. Ne, kad mes iš tiesų įkūnytumėm galę, mes turim pereiti per įvairias iniciacijas. Ar tai būtų šamanizmas, ar kažkoks kursas, ar kursas kartu su manim, ar retrytas, ar dar kažkokia gyvenimo patirtis, ar tiesiog iš gyvenimo pametėta patirtis. Ne, kaip pavyzdžiui, mano atveju buvo abiejų tėvų netektis, kur yra tokia galinga iniciacija, ne, kai nebelieka senelių, tėvų, tu esi vienintelė, ar ne, toj kosminiai hierarchijoje. Ir gedulas ir visi kiti dalykai buvo tokia galinga iniciacija į savo galę. Taip pat sudaužyta širdis, kad ir kaip galbūt banaliai skambėtų, bet tam, kam teko patirti, ar ne, kai aktyvuoja didžiausią savo skausmą gyvenimo, tai yra tavo širdies skausmas. Ta iniciacija gali būti portalas arba nuėjimas į visišką auką ir širdies uždarimą, arba kaip tik atsiverimą į sąmonės išaugimą ir daugiau savo galios. Ir kaip šamanizme, pavyzdžiui, mes apėjom per tokias iniciacijas, kaip pat ir savo laidotuvių ceremoniją visą, ar ne? Ir atrodo keistai gali būti nuskambėti, ar ne? Bet šamanizme viskas yra per patirtį. Arba kai užsikasi iš tam žemėje pagulėti, arba palieka tą 24 valandas gamtoj be maisto, be palapinės, be nieko, ne, tiesiog išbūt, susijungti su gamta ir taip toliau, ne. Tai per visus tuos patyrimus ateina mūsų galia. Ir kiekviena iš jūsų savo gyvenime einat per kažkokias mažesnės ar didesnės iniciacijas. Ir ta informacija, kurią pasidalinsiu šiandien, padės pereiti per tuos dalykus, nenueinant į aukos vaidmenį. Ir kaip ir sakiau, mūsų kultūroje trūksta tų iniciacijų ir rites of passage. Ar ne? Nes, pavyzdžiui, mergaitės, kai susirga mėnesinė, mes turėtumėm patirti ceremoniją ir pereimą iš mergaitės į vaisingumo ar ne tą mūsų etapą gyvenimo. Bet dažniausiai to nėra. Mano gyvenime nebuvo. Tiesiog mama pasišnekėjo su manim, nors ir aš anksčiau tai žinau apie ką, tą higieninį kvotų ir viskas. Bet nebuvo jokios dvasinės patirties ar iniciacijos. Ar ne? Ar kad ir perinant pabaigus mokyklą, stojus universitetą, tenais vyksta tarsi ta iniciacija, ne, cementovkė, ar dar visokie, ar ne, tie, bet tenais nelabai dvasiškai viskas vyksta. Kažkur turbūt dvasinė pradžia užuomazga nuo to viskas prasidėjo, bet jau mano bent jau laikais buvo daugybė alkoholių, tūsai ir taip toliau ir to užsibaigdavo ta visa iniciacija, ar ne? Taip pat perinant iš bet kokio gyvenimo etapo, ar, pavyzdžiui, aš gyvenau 7 skirtingose gyvenimo šalyse savo gyvenime. Ir vien persikraustimas į kitą šalį irgi yra iniciacija. Ir tik vėliau savo gyvenime išmokau, kad reikia pridėti to ceremonijos ritualo ir savo, ne tik tai savo pasąmoniai, savo sąmoniai, bet ir nervų sistemai leisti susitaikyti, kad tu esi naujom savo gyvenimo etape, naujoj eroj, ir įkūnyti tą savo naują versiją. Nes kai mes esam paliktos, jau nebegalioja tas, kas anksčiau, nebesu mokinė, bet dar nesu ir pilnai suaugus ir dar kažkur, ne, mūsų pasąmonėje lieka kažkoks chaosas ir nebežinom savo vietos kosminiai hierarchijoje, kur mes iš tikrųjų esam, ir tada labai lengva save pamesti. Ir dažnai moteris net ir pagimdo, ar ne, vaikus ir yra mamos, bet tuo pačiu psichologiškai, emociškai dar lieka mergaitės. Ir tada ateina daugybė ir psichologinių problemų, ar pogimdyvinė depresija, ar savo vietos neranda, ar savo pašaukimo, ar dar kažko, ne? Nes gaunasi toks confusion, ar ne, aš nežinau savo vietos. Tad mums reikia pereiti per tas iniciacijas ir supras, kai vyksta gyvenimo pokytis, viena era užsibaigia, kita prasideda, ir kad ta pereimo ta vieta ir yra pati derlingiausia dirva mūsų sustiprėjimui. Bet dažniausiai mes nežinom ir tiesiog autopilotu nueinam į aukos vaidmenį, pametam savo auką ir nebežinom, kas ta mūsų galia yra. Bet kažkur vis tiek kažko trūksta. Mūsų kūnai niekada nepamiršta. Mes prisimenam, kad kažkas turėtų būti tarsi kitaip, kad turėtumėm turėti daugiau galios. Tad kas yra ta galia, ar ne? Tai kai aš paieškojau, dėjau į Google vaizdus, ar ne,
powerful woman, tai iškrenta arba daugiausiai ten žymybės ir istorinės asmenybės, o be jų dažniausiai moteris su tokiu vat dalykiniu kostiumėliu, buvo keli tokie vaizdai su kostiumėliu ir bokso pirštinėm, arba ta iš 50s toksai yra, kur moteris su bicepsu įtemptu ir skarele, tokia galbūt žinot, tą plakatą ir jo daugybę skirtingų versijų, arba moteris su herojaus tuo apsiaustu, arba tokia vat su raumenim, bokso ringe, ar ne, ir kažkaip suprantama, kad moteris, ar net nesakau, kad visi taip supranta, bet kaip Google supranta, bet kai paguglinau moteriškai, lietuviškai moterišką galę, tai išmetė kažkokių blizgančių suknelių, kažkokią parduotuvę, net nelabai supratau apie ką, tai nežinau, kaip lietuviškas Google supranta, ar ne. Bet visa esmė, kad ir dažnai kolektyviškai, jeigu įsivaizduoja galinga moteris, tai reiškia jinai tokia vat stipri, garsiai šnekanti, reiškinti savo nuomonę. Bet ką visa tai reiškia? Tai yra vyriškos galios imitacija. Bet vyriška galia nėra tas pats, kas moteriška galia. Taip, mes turim galbūt kombinaciją savyje ir vyriško, ir moteriško prado, ar ne? Bet tai skiriasi. Ir moterų negalima kaltinti, ne? Nes virš 5000 metų mūsų visuomeniai vyrauja patriarchatas. Ne? Kai iš moterų galia buvo atimama, moteris buvo nuosavybė vyro, daugybė pasaulio regionų. Ir visos dabar net gyvuojančios sistemos - politinė, ekonominė, švietimo sistema, pinigų sistema, teisinė sistema - visos šitos sistemos buvo sukurtos susibūrimuose, pokalbiuose, susitarimuose, kambariuose, kuriuose buvo tik vyrai. Moteris nedalyvavo, nesėdėjo prie to stalo, kai buvo sukurtos visos šitos sistemos. Dėl to šitas pasaulis buvo sukurtas vyrams. Ne? Ir aš vyrus labai myliu ir nesakau, kad prieš vyrus moteris yra geresnės, vyrai prastesni. Ne, vyrai lygiai taip pat nukenčia nuo patriarchato, nes mums nereikia matriarchato, mums nereikia priešingybės, kad moteris valdytų. Ko mums pasaulio iš tai mums reikia, tai reikia vienybės. Tos union, ne, dieviškos susijungimo. Ir mums reikia suprasti savo skirtingas savybės, skirtingas galias ir veikti simbiotiškai kartu, o ne vieni geresni už kitus. Bet daugybę tūkstantmečių iš moterų buvo atimta šita galia. Ir apskritai sistemos dabar sukurtos, ar ne, ir dabartinė, tiek darbo visos sistemos, korporacijos, ar ne, veikia pagal 24 valandų hormonų ciklą, kuris sukurtas vyrų pasaulyje, ne, pagal Saulės ciklą. Vyrai turi 24 valandų ciklą, ryte dažniausiai testosterono buvo daugiausia energijos, ar ne, už tą darbą einama ryte ir 5 dienas per savaitę, 2 pasilsi, 5 dienas ir taip toliau, ne, visus metus lygiai taip pat. Bet moteris mes gyvenam ne pagal Saulės ciklą, pagal Mėnulio ciklą. Ne? Mes turim 28-29 dienų plus minus kelias dienos ar ne ciklą. Mūsų keičiasi nuotaikas, mūsų keičiasi energija, bet šitas pasaulis mums nepritaikytas. Ir mus moko, kad galinga moteris tai yra ta, kuri moka prisitaikyti, pasiaukoti, pavaryti, stipriai pavaryti, nesvarbu, ką jinai emociškai jaučia, bet eiti į priekį. Ne? Bet kai moteris šitaip daro, kūnas nukenčia. Įvyksta perdegimas, hormonai susviruoja, atsiranda įvairūs hormoniniai sutrikimai, dėl kurio po to lygos įvairios, ar tai augliai gimdoja, ar krūtyse, ar dar visokie dalykai, ir yra tiek daug pasaulio, ne? Dabar kaip moterų kenčia nuo šito, ne? Tai nėra atsitiktinumas, ne? Ir moteris, tos, kurios buvo galingos, ar ne, prieš 5-700 metų jos buvo sudegintos ant laužo. Ar ne, tos, kurios žinojo savo galę, savo seksualinę galę galėdavo pajungti, mokėdavo gydyti ar žolelėmis, ar savo energiją, ar dainuoti, ar tiesiog galėjo reikšti savo nuomonę, jos realiai buvo sunaikintos. Ne? Ir nors šiais laikais mūsų ant laužo niekas negali sudeginti, bet tuo pačiu mes savo DNR ir kolektyviniai pasąmonėje nešiojamės tą prisiminimą, kad būti galingai yra nesaugu. Ir mes buvom treniruojamos būti patogios, geros, paklusnios, arba tokios naudingos, arba tiesiog gražios kaip aksesuarai.
ne? Ir žinoma, tai pamažu keičiasi ir prieš 150 kažkur metų prasidėjo feminizmo judėjimas pirmas ir mes visos turėtume būti labai dėkingos, ne, tom moterim, kurios kovoja už lygias teisės, mes galim dabar balsuoti, turėti savo nuosavybę, banko sąskaitą, mes nesame vyro nuosavybė kaip anksčiau, ne, tai viskas yra nuostabu, bet antroji feminizmo banga atvedė tokį požiūrį, ar ne, kad mes moteris esam kaip vyrai ir mes galim tą patį, ar ne, bet mes nesam kaip vyrai, mes esam nei mažiau galingos, nei daugiau galingos, mes esam kitaip galingos. Ir vyrai gali, ar ne, savo galę tą turi savo veiksmais, darimu, ėjimu į priekį, ar ne, tas vat penetrative power, ne, tokia įsiskverbianti galia. Mes moteris, mes turim savo magnetišką galę, savo buvimu, savo charizmą, savo esybę mes galim įtakoti realybę ir kitus žmonės, jeigu mes tik prisimenam šitą galę. Ir tai nėra tik tais kažkoks pašvaičiamas mintis, tai gali tapti kasdienę mūsų praktiką. Ir mes kaip visas kūne nešiojamės tą prisiminimą, kad kažkas turėtų būti kitaip, kažkas turėtų kitaip jaustis. Nes jeigu nebūtų to, mes visos tiesiog ir būtumėm laimingos ir mūsų kūnai prisitaikytų, nebūtų jokių sutrikimų, nuovargio, perdegimo ir būtų viskas valio. Bet nėra valio, nes mes prisimenam, kad yra kažkas ne taip. Ir laikas atsiimti tą savo galę į savo rankas ir tapti to role model, ar ne, savo gyvenime, nes negalim pakeisti viso pasaulio ir visų moterų, ar ne, ir visos sistemos iš karto, bet mes galim pradėti nuo savęs. Ir taip pat kitas yra toksai požiūris, kad ta galinga moteris tai yra tokia vat femme fatale, ar ne, ar ta tamsioji princesė, arba dominatrix, ar ne, irgi galima rasti googlinant tą powerful woman, ar ne, tokia vat su latekso arba odos kostiumu, su botagėliu, ar ne, kuri dominuos ir kontroliuos vyrą, arba apskritai yra apie tos žaidimus ir manipuliavimą vyrais ir pilna yra ten TikTok'e, Instagram'e visokių mokymų ir YouTube'e moteris moko, kaip ten vyrais manipuliuoti, kad jis neštų dovanas, kad jis tas klausytų. Ir aš esu prisilietus prie to, ne per mokymus kažkokius, bet prie to savo galės, ar ne, kai tu savo grožiu, magnetizmu gali pajungti savo energiją ir vyrai tiesiog netenka, ar ne, savo galios, tau tarsi atiduoda tą galę. Ir tie mokymai galbūt, ar ta sistema, ar ne, veikia trumpuoju laikotarpiu, bet moteris palieka su vienišumo jausmu, tuščias. Nes jeigu aš esu aukštesnė už vyrą, galiu jį manipuliuoti, pamatau silpnasias jo dalis, ar ne, ir su jom pažaidžiu, nebelieka tarp mūsų ryšio, nebelieka meilės, mano širdis uždaryta, jo širdis uždaryta ir kas nukenčia, ta pati moteris. Ok, tu gali gauti dovanų, gėlių, ten kažkokių papuošalų ar patirčių. Ir kas iš to, jeigu širdis tuščia? Man to neužtenka. Man neužtenka kažkokių dovanų ar materialinių dalykų. Aš noriu tikros meilės. Aš noriu visko. Aš noriu gyvybinės energijos savo kūne. Aš noriu gyventi pagal savo vertybės, pagal savo širdį, pagal savo nervų sistemą, klausantis savęs, neišduodant savęs ir taip pat patirti tikrą meilę, kuri nėra tobula ar būtinai ten romantiškai, viskas tenais kaip Instagram'e su filtriukais ir tenais gėlytėm, ne. Kai yra tikrumas ir tikras ryšys su žmogum. Ir mes galim šitą patirti tik tais, kai atsiemam galią į savo rankas. Jeigu savo vyrui nesugebi išsakyti, ką jauti, ko nori, kokie yra tavo poreikiai, nekaltinant, nekritikuojant, neužmetant kažką pasyviai, agresyviai, kad, nekvieti manęs į pasimatymą. Ne, bet iš savo širdies, iš savo pilnos galios, tada vyrai visą laiką atsako tuo pačiu. Ne, jeigu yra geras vyras, aš neturiu omeny, jeigu ten kažkokia yra smurtas ar dar kažkokie pavojingi santykiai, iš tokių, žinoma, reikia išeiti, bet jeigu yra geras vyras, ar ne, tai kai moteris ateina į savo galę, visi laimi, tiek poroje, tiek visur aplinkui. Ir tas gyvenimas tikroji meiliai, tikrume yra turbūt pats nuostabiausias dalykas suteikiantis laimės ir išsipildymo savo viduje. Ir ta galia mūsų tai nėra kažkoks performances, nėra fasadas, nėra vaidmuo, tai nėra apie tai, kokį tu outfitą dėvi, ar kokia tavo yra laikysena, ar kaip tu garsiai šneki, ar kaip tu tyliai šneki, ar kaip tu išsakai. Visa tai yra tik paviršius ir žinoma,
sudaro kažkokį pirmą įspūdį. Galbūt ten ateisi su dalykiniu kostiumėliu, tobulai išplanuoti plaukai, makijažas, tenais išmokus gal kažkokį prisistatymą savo pasakysi, pirmu atveju, ar ne, pirmas akimirkas, okei, jinai gal galinga, bet jeigu tu iš tikrųjų viduj nesi įgalinus iki savęs ir nejauti pilnai savo centro, nežinai, kas tu esi, ilguoju laikotarpiu žmonės pamatys tą ir tai neveiks. Todėl svarbu susijungti su tikrąja tą galia savo. Ir kas tai yra, ar ne, dar kartą. Tai nėra jausmas taip pat, nes kartais žmonės įsivaizduoja, o aš jaučiuosi galinga, reiškia, aš esu galinga. Ne, galia nėra jausmas. Nes labai lengva pasiskaityti kažkokių knygų ar sudalyvauti motyvaciniam seminarė, ar Zoom'e kaip šiandien, ar ten nueit kažkokį ir Tony Robbins ar Joe Dispenza, ten, kur daug žmonių visi motyvavę, arba kažkokią ceremoniją padaryti, ar pamedituoti savo vienai pačiai, ar pabūt gamtoje ir jautiesi galinga. Bet jeigu susiduri tada su žmonėmis, su situacijom, su realybė ir negali tos galios išlaikyti dinamikoje su kitu žmogum, vadinasi, dar nesi pilnai galinga. Žinoma, geriau jaustis galinga, bent jau kai esi viena negu kad auka visiškai, na, bet tai yra tik pirmas žingsnis, tik slengstis, to negana. Ta tikroji galia tai yra ta dvasinė, emocinė, psichologinė branda. Kai tau nebereikia nieko įrodinėti, aiškintis, atsiprašinėti už savo egzistavimą, kai tiesiog esi savo centre ir tas tavo centras yra tarsi signalas. Tu siunti kitiems. Nesvarbu, ką tu esi apsirengus, kokie tavo plaukai, kokia tavo laikysena, tai yra signalas energetinis. Ir pasąmoniškai mes visi tą jaučiam. Ir tikiu, kad gali prisiminti, kad su vienais žmonėm gali tu net nepažinoti to žmogaus, arba tiesiog kažkoks random žmogus ateina į kavinę ir tu tiesiog, wow, žinai, tas žmogus reikalauja pagarbos, ne savo žodžiais, ne kažkokiais išraiškos, bet savo buvimu, savo signalu. Ir lygiai taip pat su kai kuriais žmonėm mes galbūt jaučiamės, kad kažkaip nenoriu klausyti, ką jinai sako. Anei labai įdomu, jinai pati savęs negerbė ir toksai yra impulsas mums nepasąmoningai atspindėti taip, kaip tas žmogus su savim jaučiasi. Lygiai taip pat, kaip mes esam kokiam ryšy su savim, ką mes įkūnijam, taip ir to mes signalizuojam kitiems žmonėms. Tad negali apgauti realybės ir negali apgauti žmonių ilgiau negu kad tą pirmą įspūdį. Ir galia yra gebėjimas valdyti savo dėmesį, valdyti savo emocijas ir įtakoti kitus žmonės bei realybę. Ne savo manipulacijom, ne gudriom kalbom, ne dar kažkokiais ar ne būdais, bet savo buvimu, savo energiją, savo signalu. Ir tai taip pat yra tas moteriška galia, tas magnetizmas, mūsų charizma. Bet tai vėlgi nėra tas fasadas ar apsimetinėjimas. Dabar aš apsimetinėsiu kaip Marilyn Monroe, paploninsiu balselį ar dar kažką darysiu. Ne, tai nėra. Tai yra vėlgi, mes negalim to feikinti ir kiekviena iš mūsų mes turim skirtingą skonį, atspalvį, blueprint savo galios. Mes negalime feikinti iš tos galios, kopijuoti kažko kito. Ir kaip ta išraiška tavo unikalios galios atrodo, tu gali sužinoti tik tais išėjus iš aukos ir leidus savo nervų sistemai susikalibruoti su tiesa. Ir kiekviena iš jūsų turės kitokį balsą, kitokį savo kūno laikyseną, kitaip išsakys savo mintis, bet jeigu mes pradedam kopijuoti kažką kitą, jau mes netenkam galios. Nes ką tu sakai savo arba kitiems ar realybei, kad kokia aš esu natūraliai, manęs neužtenka, man reikia būti kažkuo kitu, man reikia būti daugiau. Ir automatiškai tu atiduodi galią. Ir galia tai yra taip pat suverenumas. Ką tai reiškia? Tas karališkumas, buvimas karalienė ne kitiems žmonėms, ne aukštesnė už kitus, bet savo pačios karalystė, buvimo valdovė savo pačiai. Ir suverenumas reiškia, kad aš niekam kitam netiduodu galios ir niekas kitas negali manęs įtakot, kažko daryti ir įeiti energetiškai į mano lauką be mano sutikimo. Manasi, kad mane energetiškai saugo, ar ne, mano
kaip apsaugos laukas, ar ne, ar gali įsivaizduoti archetipiškai, ar ne, sargai, nes karalienė karalius augo, ar ne, aišku, aš esu suvereni būtybė, niekas neturi teisės įeiti į mano lauką, į mano mintis, į mano jausmus, nebent aš duodu jiems leidimą. Tad suverenumas, galia, magnetizmas yra priešingybė buvimui auka. Nes kai mes nesam suverenios būtybės, mes esam auka, atiduodam savo galę savo aplinkybėm, kitiem žmonėm arba savo pačiam, save plakam ir taip toliau ir tada nebetenkam galios. Galite plačiau, ką reiškia valdyti savo emocijas. Jei tuo metu jaučiuosi įžeista ir mano veidas, kūnas į tai reaguoja, tai kaip valdymas čia pasitarnauja, jei to neparodysiu, tai apsimesiu, kad man neskaudačiu. Labai nuostabus klausimas ir šiandien apie tai šiek tiek šnekėsiu ir rytoj dar plačiau šnekėsim apie emocijas ir emocijų valdymą. Bet trumpai tariant, ar ne, mes nesam atsakingos už savo emocijas, bet mes atsakingos esam, ką mes darom su tom emocijom, kokių veiksmų mes imamės. Ne? Tai jeigu tu jautiesi įžeista ir tavo veidas reaguoja šitaip, tu nesi atsakinga, nes tu nepasirenki šito. Bet ką jau tada darysi, kai jautiesi įsižeista, čia yra tavo pasirinkimas. Ir apie tai yra tas mechanizmas ir principas, ką šiandien dalinsiuosi. Bet pirmiausia, dar kodėl mes pametam tą savo galią ir atiduodam kitiem? Nes esam treniruojamos būti gerom mergaitėm, būtom patogiom, neišsišokti, neleis savo nuomonės. Ir mūsų galios bijo. Moteriškos galios visais tūkstančiais metais buvo bijoma. Ir kas jos bijo? Ar ne, tai ne vienas kažkoks žmogus, ar susitarę, ar ne, grupuotė, bet tiesiog ta mūsų kolektyvinė sąmonės dalis, kuri nori to status quo, kuri nori, kad nevyktų pokyčio. Nes jeigu visos moteris atsibustų ir prisimintų, ant kiek mes turim galios, ir kad tik visos šitos sistemos ir viskas veikia štai dėl to, kad mes tą galią atidavėm, tai pasaulis atsibustų ir pasikeistų labai labai greitai. Bet yra daugybė, ne, pasąmonės dalių visuotinės, kurios nenori to pokyčio. Ir nori, kad moteris būtų patogios ir išliktų savo vietoj. Ir jeigu mes neturėtumėm tiek galios, tai jos ir nebūtų niekas suslopinę. Tai vien tas, kad buvo prieš moterų galę tiek kovojimas, buvo deginamos, išvadinamos raganom ir taip toliau, vien tas indikuoja, kad mes turim labai daug galios. Ir mes savo kasdienybėj pametam ją, tai kai neišsakom savo pilnai jausmų, norų, poreikių, kai nesijaučiam vertos ar paaukštimo, ar pinigų, ar dėmesio, ar meilės, kai nenubrėžiam ribų, nes bijom kitus įžeisti ar sutrigerinti, kai pradėjom save plakti ar kaltinti už savo klaidas, ar atidėliot kažkur, nesilaikyti savo žodžio, arba pradėjom kaltinti kitus ir nueinam į auką, kitus žmonės arba kitas aplinkybės ar dar kažkokius dalykus. Ir čia yra, ar ne, kur, jeigu taip jungtumėm visas, ar ne, priežastis, kada atiduodam galią, tai viskas lygu nuėjimas į auką. Mes atiduodam savo galią, kada tampam auka. Savo pačių auka, nes save plakam, arba įsivaizduojam, kad kiti mus kažkas skriaudžia, ar realybė, ar Dievas, ar visata, ar dar kažkokios situacijos, ar mūsų genetika, ar sistema, ar valdžia, ar dar kažkas. Kai nueini į auką, atiduodi savo galią. Ir kviečiu dabar pagalvoti ir savęs paklaus, kada buvo paskutinis įvykis, kai tu jauteisi auką. Ar kitų žmonių, ar aplinkybių, ar savęs pačios. Galbūt šiandien buvo, galbūt šį savaitgalį, ar dar kada. O gal kažkokia nuolat pasikartojanti situacija yra, kur netenki savo galios. Ir kai mes suprantam šitą mechanizmą, kad atiduodi galią, reiškia nuėjai į auką ir tada žinai, kaip išeiti iš aukos, viskas pasidaro žymiai, žymiai paprasčiau. Kai pritaikom šitą principą, apie kurį jau dabar toj pasidalinsiu, labai, labai paprasta gyventi. Paprasta nereiškia, kad lengva. Nes įsijungs ego ir visų mūsų mechanizmai, kurie sakys, ne, bet auka būti labai faina. Ne, bet taigi jis kaltas. Ne, bet čia tas ar anas, visai kai bus priežasčių.
Bet iš tiesų kiekviena moteris gali pasiimti savo galią ir nebūti auka. Nepriklausomai, ką tau teko savo gyvenime patirti, nepriklausomai, kokia yra dabar tavo padėtis. Tai nereiškia, kad per minutę išeisi iš visos savo nepatogios padėties, jeigu esi kažkokio gyvenimiško situacijai, kur tave įdeda į aukos vaidmenį, ar ne? Mes nežinom tiksliai, kiek laiko užtruks, ar ne, ar minutę, ar 5 dienas, ar savaitę, ar dar kažkiek, bet aš garantuoju, kad jau kiekvienoj akimirkoj, kai pasijausi auka, pritaikysi šitą išėjimą iš aukos, kad tavo gyvenimas bus labai labai greitai neatpažįstamas. Gerąja prasme. Ir būti galingai nereiškia, kad tu nebejauti jokių baimių, nesaugumo jausmų ar abejonių savimi. Ne, tai tiesiog reiškia, kad žinai, kaip naviguoti ir viskas priklauso, kaip tu dorojasi su tom baimėm, abejonėm ir nesaugumo jausmu. Ir kiekvieną kartą išėjus iš aukos, tu vis labiau ir labiau stiprini tą savo galios raumenį. Tad, kas yra tas mechanizmas, apie kurį aš šitai daug kartų aplinkui šnekėjau, ar ne? Tai yra bet kokia situacija, kai tu jautiesi trigerinta ir pameti savo galią, kaip čia buvo komentaras. Jeigu įsižeidži, jaučiuosi įžeista ar ne, veidas pasikeičia, arba gali būti tiesiog nubundi ryte ir jautiesi kažkokia nelaiminga, gal vyras erzina, arba nutinka kažkoks įvykis, kai kažko labai labai tikėjaisi ir negauni. Ar dar kažkas, ar ne? Ar kviečiu pasižiūrėti tą pavyzdį, kur užsirašė, ar ne, pastaruoju metu, kada pasijauti auka. Tai kai vyksta ta situacija, kai pameti savo galią ir kažkoks trigeris įvyksta, tą akimirką svarbu sustoti, pauzę padaryti ir prisiminti, kad čia yra portalas į tavo naują realybę. Ir prisiminti, sustoti, įkvėpti ir tiesiog ačiū, čia yra dovana. Tai reiškia, kad tu jautiesi iš tikrųjų, o, wow, kokia esu laiminga, kad esu trigerinta. Ne, mes savęs nefeikinam. Tiesiog sustoji, pagauni, okei, jaučiuosi trigerinta, ačiū, kokia dovana. Ir įsivaizduok, kad tą akimirką prieš tave yra liftas ir tam lifte yra tik 2 mygtukai. Ir kiekvienoje gyvenimo akimirkoje tu turi tik 2 pasirinkimus. Nes kartais, kai mes esam trigerintos, yra kažkokia situacija, protas bando tenai surasti, žaisti visokius žaidimus, koks yra teisingas būdas išspręsti situaciją, ar kaip turėčiau savo vyrui išaiškinti, kad jis neteisus, arba kaip turėčiau už save pastovėti, dar kažką padaryti. Ir protas prasukti ten 100 000 scenarijų, kas teisus, kas neteisus. Sustot, tuo akimirku reikia. Kai tu esi trigerintas, savo proto negalima klausyti. Padedi iš šono, su protu susidorosim vėliau. Prisimint, šitą akimirką yra liftas, yra tik 2 mygtukai. Mygtukas žemyn yra auka, kai atiduodi savo galią. Ir kas tada vyksta? Išsakai kitam žmogui, pradedi kovoti ir priešintis, ar ne, arba vyksta tas ginčas, pradedi ginčytis, įrodinėti savo tiesą, arba ginčytis, arba gali net pasyviai agresyviai, nereiškia, kad kelt balsą. Kartais gali labai ramiai, su labai psichologiniais terminais ir labai labai protingai viską išaiškinti. Ne? Bet kai esi aukoje ir jeigu tavo intencija yra rodyti, kad kitas yra neteisus, o tu esi teisi, jau nuėjai į dramos trikampį, nuėjai į auką ir nieko iš to nebus. Gali, kad ir kaip gudriai tenai šnekėti ir bandyti išaiškinti, niekad iš to nieko nelaimėsi. Tik tais gali atiduoti. Ir gali įsivaizduoti, kad aš esu galingesnė, nes mano logika yra geresnė negu kito žmogaus. Ne, bet jūs esat vienodai dramos trikampė, iš kurio tik susikūrė dar daugiau dramos. Kartais ta auka pasireiškia kaip plakimas savęs ar kaltinamas savęs. Pradedi save kaltinti, aš taip turėjau kitaip pasielgti, kodėl aš atidėliojau kažką arba nepadariau, ko reikėjo, ar ne taip kažką išsakiau. Ir vienu ar kitu atveju pradedi save plakti, reiškia vėl esi auka savęs pačios. Arba
Pradedi tos pačius pokalbius pergalvoti šimtus tūkstančius kartų, arba senus pokalbius savo galvoje, arba naujus, ką turėtum pasakyti, ką planuoji jam pasakyti, ar perrašai, ar žinutę savo galvoje, arba pasiemi telefoną ir pradedi labai gudriai aiškinti, kodėl tu teisi, kodėl jisai neteisus, kaip ten viskas įvyko, kodėl tavo tiesa geresnė ne kita. Kaip žinot, kad esi aukoj? Yra įkrova kūne. Aš esu teisesnė ir vis tokia vat energija, ar ne? Ir kodėl mes nueinam į tą auką? Kodėl mes atiduodam savo galią, jeigu iš tikrųjų norim būti galingos? Nes tas visas aukos elgesys yra reaktyvus elgesys ir mes tuo momentu gaunam energijos. Ir gaunam tą instant gratification. Ir tuo metu, išsakiau ir man geriau, arba išsiunčiau kažkokią žinutę, arba pastačiau jį į vietą, arba dar kažką paaiškinau. Ir tuo metu gaunam tą instant gratification, mūsų ego, labai labai fainai, va, aš teisesnė. Kiek laiko? Minutė, 2 minutės, 3 minutės, po to ateina nuosmukis. Visada. Anksčiau ir vėliau. Ir atiduodi savo galę. Ir tas pasyvus agresyvumas, ar savęs skaldymas, ar bet koks kitas poskonis aukos, niekada mums neduoda tikros galios. Tuo metu atrodo kaip tik, kad apsivilkęs galios kostiumu ta auka yra. Aš galinga, aš išsakiau savo nuomonę, aš už save pastovėjau. Ne, tu nuėjai tiesiog į auką ir nuvažiavai su liftu į apačią. Ir kodėl tai yra blogai? Dėl to, kad tada užsisuki tam pačiam rate, kartuosi tą pačią situacijas. Arba su tais pačiais žmonėm, ar su kitais žmonėm ir patiri vis tos pačios problemas, tos pačius jausmus, tie patys naratyvai iškyla. Ir gyvenimas mums siunčia dar daugiau įvairių tokių pačių situacijų, kad mus išmokytų tą pamoką pagaliau. Gyvenimas, Dievas, visata mūsų nebaudžia. Mums tiesiog duoda progą išmokti tą pačią pamoką. Jeigu mes važiuojam su liftu į apačią, nueinam į auką, vadinasi, mes pamokos nenorim kol kas išmokti, tada dar atsiunčia tų dalykų. Ir nesakau, kad taip neturėtum daryti, visos iš jūsų turit pilną teisę pasirinkti būti auka. Bet kiekvienas veiksmas ar veiksmo stoka turi atitinkamą rezultatą. Ir kai mes nueinam į auką, rezultatas toksai, kad gyvenimas tau dar labiau parodo, duoda situacijų, kai jautiesi mažiau galinga, dar visokie testai, išbandymai ir jausmai tokie patys tavo kūne. Bet yra kitas būdas, tas mygtukas į viršų. Ir kai tu pasirenki tą momentą, kai tavo visas ego rėkia, ne, bet tai tu teisi, tu esi geresnė, ar dar ten kažkokias istorijas sako, bet tu sugebi suimti galį į savo rankas ir paspaus mygtuką į viršų, kur tu atsiemi savo galę ir tu nebesielgi reaktyviai. Tu neatsiduodi tam instant gratification ar tam ego trumpalaikiam džiaugsmui. Ir kaip atrodo tas mygtukas į viršų? Aiškiai, tu supranti, kad jausmai tavo kūne yra tik emocijos, energija tekanti tavo kūne. Ir kad tavo protas bando prigriebti tos pačios energetikos mintį. Ir kad priežastis, kodėl tos pačios mintis ar ginčiai sukasi, ar realiai su tavo iš tikrųjų pokalbis su kitu žmogumi gyvai, ar telefonu, ar per žinutes, ar tiesiog savo galvoje, kad tas pokalbis vyksta dėl to, kad tavo kūne kunkuliuoja neišprocesintos emocijos. Ir tavo darbas yra neišsiaiškinti, koks geriausias sprendimas, ką tau reikia daryti, kas turi įvykti. Tiesiog suprasti, kad čia yra tavo portalas į tavo transformaciją, į tavo galę ir viskas, ką tau reikia padaryti, tai išcirkuliuoti tą energiją. Tai trunka nuo 1 minutės iki kelių minučių, gali iki kelių valandų trukti, bet kai mes atsiduodam visiškai tai emocijai, ar ne, tai mes išprocesinam tą ir ateina tokia ramybė ir iš tos ramios būsenos ateina visai kitokie sprendimai. Ir tada ateina žinojimas, ką tau reikia padaryti. Ir kai tu išprocesini, išcirkuliuoji tuos senus jausmus, kurie greičiausiai tavo nervų sistemai yra daugybę metų užsišaldę. Nes kiekvieną kartą, kai tu jauteisi įžeista,
nuo kad buvimo gal 5 metų maža mergaitė ar dar kažkas įvyko, ne? Kiekvieną kartą, kai esi įžeista, tas jausmas užsiblokuoja, jeigu pilnai tu jo neišcirkuliuoji per kūną ir kai blokas sustoja. Ta dar kitą kartą per gyvenimą prisirenki dar daugiau ir daugiau to įžeistumo jausmo ar frustracijos kažkokio jausmo. Ir po to, jau kai esi suaugus moteris, kažkoks mažas įvykis ir tavo reakcija jau yra neadekvači tam įvykiui, dėl to, kad per 20-30 metų prikaupto įžeistumo jausmo iškyla tuo metu į paviršių. Ir kuo stipresnis jausmas, tuo daugiau naratyvų sukasi galvoje ir tuo daugiau istorijų, kodėl tu teisi, kodėl kiti neteisūs ir kaip visokia neteisybė vyksta ir taip toliau. Bet jeigu mes suprantam šitą mechanizmą, į neutraliai pasižiūrim ir nusprendžiu, kad bet kokia kaina, viskas, ką turiu padaryti, tai spaus mygtuką į viršų, ką tai reiškia? Cirkuliuoja emocijas ir iš to jausmo tada, kai išcirkuliuoja tos emocijas, ateina toks galios įkūnymo jausmas. Ir vieno, aišku, karto neužteks, tada ateis kitas kartas, dar kitas kartas, dar kitas kartas. Ir kai mes priprantam su šitu dirbti ir suprantam gerai labai tą mechanizmą, ir ne tik tais kviečiu patikėti manim, bet pačiom patirti. Pirmą kartą gal reikės patikėti ir prisiminti, ką Aušra sakė. Ne? Antrą kartą gal dar reikės prisiminti, bet jau savo turėsi patirties, bet kuo daugiau šito patirsi ir pamatysi, wow, aš jaučiuosi galinga, bet galinga ne iš tokio ego, ar ne, kai yra tas charge energija per tavo kūną einanti adrenalinas, kortizolis, ar ne, aš esu galinga, aš galiu kovoti, ar ne, ta tokia labiau vyriška energija, bet kai visiškai nervų sistema sugrįžta į tokią ramybės būseną, tada pajauti tą skonį savo tikros magijos, galios ir magnetizmo. Ir kuo daugiau to įvyksta, tuo tavo galia, tas įkūnymas stiprėja. Tad kiekvienas trigeris, kiekviena sunki situacija, vadinasi, yra ne bausmė tau, bet galimybė įeiti į savo galią. Ir jeigu tu nuspręstum ateinančias, tarkim, 3 savaitės pasipraktikuoti šitą, nekviečiu manim tikėti aklai, bet pasipraktikuot, aš galiu garantuoti, kad už 3 savaičių tavo gyvenimas bus net pažįstamas. Ir gali atrodyti labai lengvai ir paprastai apie konceptą šitą girdint, atrodo, okei, fainai, okei, ar ne, darysiu šitą. Ir galbūt įtiks kažkokia situacija, kur bus šiek tiek kažkoks trigeris, ar ne taip svarbu, išprocesinsi, išcirkuliuosi, ateisi į savo galią, bet to pačiu kviečiu pasiruošti tokiom situacijom, kai ateis mūsų ego bus taip sutrigerintas ir kad prisiminsi galbūt šitą konceptą, bet vis, nenoriu, vis tiek noriu spaus mygtuką žemyn ir eiti į auką tą. Tai tą akimirką kviečiu prisiminti šitą momentą, ką aš sakau, ir pasiruošti tam. Ir kuo sunkiau yra paspaus mygtuką į viršų, tuo didesnis apdovanojimas tavęs tenais laukia. Kuo mūsų ego labiau tave traukia į aukos vaidmenį, kuo ego labiau naudoja visus savo žaislus, ar ne visus savo ginklus, tuo vadinasi daugiau šviesos tavęs laukia kitoje lifto pusėje. O kad laukia tenai šviesa, tai garantuoju. Ir šitas ypač santykiuose pakeičia viską. Ir santykiai su savim, laikymasi savo žodžio, bet koks dalykas, kai ateina tas trigeris, nemalonus jausmas, mygtukas į viršų, ne į apačią. O jeigu ir nusprendi nueiti į apačią, tiesiog stebėk ir pamatyk, kokios bus pasiekmes. Ir tuo pačiu pamatyk, kokios bus pasiekmes, kai nueisi į viršų. Ir kitas, matau, klausimas, o kaip išcirkuliuoti, jei tave žiūri reikalauja atsakymo čia ir dabar, o išcirkuliuoti tau reikia daugiau laiko. Tai kaip išcirkuliuoti ir kaip praktiškai šitai įgyvendinti, šnekėsim rytoj mūsų sesijai, antroje dalyje. Bet trumpai tariant, ar ne, jau šito, jeigu atsakymo reikalauja čia ir dabar, tu esi suaugusi moteris, tu niekam nesi skolinga atsakymo čia ir dabar. Čia yra taip pat galimybė nubrėžti savo ribą, pasirūpinti savim ir pasakyti, ar ne, taip pat su pagarba kitam žmogui. Aš suprantu, kad tau reikia dabar atsakymo, aš dabar jaučiuosi trigerinta, aktyvuota, man reikia laiko šiek tiek išprocesinti ir aš sugrįšiu prie šito, aš tau pranešiu už valandos laiko.
Ne? Jeigu už valandos laiko pažiūri, kad vis dar jautiesi trigerinta, tada vis tiek laikeisi savo žodžius, pasakai tam žmogui, ne? Kad aš sakiau tau už valandos pranešiu, bet aš vis dar esu savo procese, aš kai būsiu pasiruošus, aš sugrįšiu prie tavęs. Ne? Tai labai svarbu gerbti kitą žmogų, bet tuo pačiu prisimint, kad tu niekam nesi skolinga. Nes kas čia, ar ne, sako ta dalis, kuri tavo, kuri sako, iš manęs reikalauja atsakymo čia ir dabar, tai tik maža mergaitė, tik tais vaikas yra skolingas kažkam duoti atsakymą čia ir dabar. Ne? Kai esi suaugusi moteris, suvereni būtybė, aktyvavus savo galią, magnetizmą, arizmą, tu niekam nesi skolinga. Ne? Bet visai, ką mes viską darom su pagarba, su gerumu širdies, ar ne, su geraširdiškumu ir niekam nekenkiant, bet tuo pačiu turim gerbti ir save pirmiausia. O kaip su ribomis, jeigu žmogus peržengia ribas ir tai iškelia kažką? Pirmiausia, išprocesinti ir tada nubrėžti ribas. Tai pirmiausia, ribos turi būti nubrėžtos su savim. Kai kažkas peržengia mūsų ribas, vadinasi, mes jau kažkur ribos su savim nenubrėžiam. Tai mūsų pirmiausia reikia dirbti ant savo signalo, ar ne? Bet apie ribas, apie baimės ir šitą cirkuliavimą detaliai ir praktiškai šnekėsim rytoj. Šiandien ką aš noriu, kad prisimintume, tai va šitą patį konceptą. Ne, pirmiausia, kas yra galia, kad tai nėra jausmas, tai nėra performances, kažkoks paviršius, ar kaip mes atrodom, tai yra įkūnymas ir tai yra mūsų dvasinė, psichologinė, emocinė branda ir gebėjimas valdyti savo dėmesį, valdyti emocijas, įtakoti aplinką, kitus žmonės, realybę ir kad mes visos turim šitą galią. Kiekviena iš mūsų mes esam skirtingose gyvenimo situacijose ir vienų situacijos yra labiau komplikuotos ir sunkesnės negu kitų. Tai aš nežinau, kiek laiko užtruks, kol tu išeisi iš tos situacijos, bet galiu garantuoti, jau per kiekvieną triggerį spausi mygtuką į viršų, viskas susitvarkys beyond your wildest dreams. Įvyksta dalykai, stebuklai įvairūs, kurių net negali numatyti. Štai mes negalim žinot, kaip atrodys tiksliai mano galia, kokia mano bus povyza, kaip aš nekėsiu, kaip dar kažkas, ar ne? Ir kaip susiklostys mano gyvenimas, kaip kiti žmonės su mumis reaguos. Bet mes visai, kad turim galę pakeisti savo signalą. O savo signalą pakeičiam su liftu į viršų arba į apačią. Į apačią, vadinasi, jeigu aš nueinu į jauką, aš savęs negerbiu, tai ir kvietimas tada energetinis ir kitiems negerbt manęs ir mano ribų. Jeigu aš einu į viršų, pasirūpinu savimi, išcirkuliuoja energija, tada ateina nauja informacija, elgiuosi ant tos naujos informacijos, mano signalas keičiasi, aš skleidžiu pagarbą ir kiti žmonės yra tiesiog energetiškai priversti su manim pagarbiai elgtis. O jeigu esi tokiose aplinkoje, kur žmonės nesugeba to daryti, tai arba savo pačios sprendimu, arba susiklošius aplinkybėm, tu išeini iš tokios aplinkos, nes tu tiesiog nebesi energetinis atitikmuo būti tokiose aplinkose. Taip pat matau dar klausimų. Kaip rasti balansą, kai nori pasakyti savo tiesą, bet nenori konfliktuoti ir įrodinėti savo tiesos? Tai pirmiausia, balansas ateina nuo mūsų energetikos nuo įkūnymo. Balansas nėra kažką, ką tu išgalvoji savo galvoje. Vėlgi išcirkuliuoji tą charge, tą įkrovą savo emociją ir kai ateini į tą ramybės būseną, tada ateina tas žinojimas, ką tau reikia daryti. Bet vėlgi apie veiksmus ir tą cirkuliavimą daug plačiau šnekėsim rytoj. Ar bus galimybė dar būti perklausyti šitą pokalbį jūsų? Taip, įrašas bus išsiųstas kažkur už valandos laiko po mūsų šito pokalbio ir išliks 2 savaitės šitie įrašai. Tai juos bus galima peržiūrėti dar kartą ir žinau, kad nors ir šiandien ganėtinai paprastas šitas mūsų mechanizmas, bet antrą kartą klausant galiu garantuoti, kad ta informacija nueis žymiai giliau ir supratimas ateis stipresnis. Tai net ir tos, kurios esat prisijungusios gyvai, arba tos, kurios žiūri įrašą pirmą kartą, labai rekomenduoju antrą kartą perklausyti, nes nuolat girdžiu tą patį iš savo visų klienčių. O Dieve, antrą kartą klausant dar giliau ir dar kažką supratau, ko pirmą kartą negirdėjau. Tai ačiū, sako Ilta. Okay. Ir žinot, prisimint šitą, kad mūsų ego provokuos ir kuo yra didesnis potencialas mūsų transformacijai, tuo labiau ego visus savo ginklus naudos. Tai kviečiu būti šitam pasiruošus ir nepasiduoti. Ir kai mes
ar ne, pereinam per šitą, išsirkuliuoja savo energiją, ta galia ateina dabar ir kiek daugiau mes darom šito proceso, tuo jinai akumuliuojasi. Ir tai tampa mūsų įkūnymu. Ir galiausiai ateina toks jausmas, kai nebereikia, nebeįdomu net niekam nieko įrodinėti, aiškintis, už save pakovot ar dar kažkokius dalykus. Ne, tiesiog tu pasakai vieną kartą ir tavo įkūnymas yra pranešimas. Yra tas signalas. Tavo signalas šneka daugiau už tave, negu kad tavo kažkokie žodžiai. Ar ne, ar čia nėra taip, kad kartais mes klientės ir jos, o kaip man išsakyti šitą, kokia teisinga būtų formuluotė, komunikacija. Tai komunikacija yra labai svarbu, bet mes negalim jos feikinti su savo tik tai žodžiais kažkokiais, ar teisingom formuluotėm, ar labai gudriais kažkokiais sakiniais. Ne, pirmiausia, viskas prasideda nuo energetikos ir nuo mūsų signalo. Tad tikiuosi rytoj prisijungsit prie antros sesijos, kai šnekėsim konkrečiau apie cirkuliavimą energijos ir tos veiksmus, kaip ko imtis. Ir ateinančias 24 valandas labai kviečiu išbandyti šitą. Jau bus ar mažas kažkoks trigeris, ar susierzinimas, ar ne, ir pastebėti savo mintis. Nes dažnai yra, kai nedidelis kažkoks susierzinimas, tiesiog protas pradeda kažkur skūstis, ar prisimena kažkokius negatyvius žmonės, ar dar kažkokias situacijas. Ir žinot, kai jau skundėsi ar nedėsi negatyviom mintim tom, jau tu liftu pamažu važiuoji į apačią. Ta prisimeni, bet kada gali sustoti ir pakeisti kryptį ir nuspręst, tiesiog iškvėpuot, kol dar nežinai pilnai visų, ar ne, tų įrankių, gali tiesiog sustoti ir pakvėpuot, leisti išbūt savo su šitu jausmu. Ir Fausto klausė, ar liks įrašas? Taip, Sandra atsakė 2 savaitės. Tai taip, iki rugsėjo 9 bus įrašas. Tai jau kažkas dar turit klausimų apie tai, ką pasidalinau, kviečiu chatboxe klausti. Ir šiandieną nemokama ta dalis baigėsi mūsų ir dabar pasidalinsiu apie programą ateinančią ir taip pat apie prizą ir galimybę laimėti coachingą su manim asmeniškai. Tad, apie programą. Tai mūsų nauja programa vadinasi Iniciacija. Tai yra ta rite of passage, ta patirtis vidinė, kuri leis tau pereiti iš senos savo gyvenimo eros į naują savo gyvenimo erą. Ir žinau, kad jau 40 iš jūsų esat prisijungusios prie šito, kai kur buvo paskelbta programa be jokios informacijos, ar ne, kai kurios iš jūsų netokios mėgstančios riziką, ar ne, bet tos, kurios prisijungėt, galiu garantuoti, kad tikrai bus viduj jas ir džiaugsitės, nes pataikėt. Ir kuo skiriasi šiek tiek nuo kitų ankstesnių mano programų, kas yra dalyvavusios, ar ne, kad čia bus daugiau laiko integracijai. Visa programa truks 8 savaitės, bet bus 4 temos. Ir vietoj to, kad būtų prikrauta daug visokios informacijos, kiekvieną savaitę daug, nes ne visai, kad visos spėja viską išgyventi, padaryti visokius namų darbus, bus 2 savaitės skirtos tai pačiai temai. Tad bus 4 mūsų temos. Pirma tema bus galios alchemija. Ar kitais žodžiais galim pavadinti? Baimės alchemija. Tai kaip savo baimės alchemizuoti per savo kūną, per somą, somatiškai į savo galią. To mes negalim padaryti galvoje, tik šnekant apie konceptus. Tai yra praktika. Ir darysim tiek proaktyviai, tiek reaktyviai. Proaktyviai tai reiškia, turėsim somatinės praktikas, meditacijas, įvairius pratimus, kaip kartu erdvėje visą tą susijungti su savo baimės jausmu kūne, ar kitais abejonės, ar kitokiais savo žeistumo jausmais, frustracijos, pykčio jausmais. Ir per kūną alchemizuoti tą į mūsų galią. Ir šitokiu būdu mes perprogramuojam savo nervų sistemą. tą mūsų defaultinį tokį, ar ne, tą režimą, patterną, kai mes einam į baimę, susikaustimo arba įšalimo, ar ne, tą freeze mode, kur dažnai moteris pameta savo galią, nes nueina į tokį freeze ar disasociaciją. Kaip išmokti iš to išeiti ir energetiškai per savo kūną įjungti tą galią ir pakeisti savo signalą. Tai realiai per savo kūną keisim signalą. Tai pirma sesija bus dedikuota šitai visai temai, o antra sesija bus integracija. Tai turėsim trumpesnę praktiką, taip pat klausimų atsakymų sesiją, gilesnį aptarimą visų patirčių, kas
pavyko, kas nepavyko ir coachingo bus galimybė ant karštos kėdutės. Ar ne? Tai viskas bus antra sesija labai labai praktiškai. Tai galima žiūrėti, tai pirma tema, pirma sesija yra tarsi visa tema ir praktika, visa informacija, o antra po savaitės išbandom, pažiūrim, iškyla kažkokie klausimai, dar labiau pasipraktikuojam ir kartu integruojam. Tad bus laiko ir erdvės tuos namų darbus atlikti, integruoti ir pilnai įsigilinti, įsisavinti tą sesiją. Tuomet antra mūsų tema, ar jau trečia ir ketvirta savaitė, bus perėjimo apeigos, ta rite of passage. Nes nesvarbu, kiek moterims metų, kiek jos nuveikusios viso darbo su savim, dažniausiai iš mano patirties klienčių, ir dirba ne su moterim 50 ir 60 metų, jos yra dalys užsilikusios mergelės archetipe. Aš pati pernai metais per savo visą sveikatos problemas, operaciją, ėjau per savo galingą iniciaciją, šamanišką, dar gilesnį negu kada anksčiau, ir man laikė tokia vyresnė moteris erdvė ir perėjimas visiškai iš tos mergelės, atidavimas visų žemėje ir kitiems elementams tų savo dalių, kur tu atiduodi savo galią, ar ne, savo praeities, vaikį visokių fantazijų neišgyventų ir taip toliau. Ir įėjimas į savo naują erą, kur esi brandi emociškai, dvasiškai, psichologiškai moteris. Ir kartais mūsų kultūroje dar yra tas nepilnas suvokimas žodžio brandi yra bijoma. Bet aš nenoriu būti brandi, aš noriu būti mergelė. Ne, bet kol tu esi mergelė, tol esi aukos vaidmenį, lauki, kol kažkas ateis tave ir išgelbės. Ne? Bet kai tu aktyvuoji brandumą savo, tu visus archetipus pajungi ir ta mergelė tau viduje, ar ne, ta maiden archetipas, angliškai, ne, tas mergelės, mergaitės išlieka mumise visada. Yra vieta ir laikas, kada įjungti tą, ar ne, tą žaismingumą savo, ar vidinę mergaitę, ar tą vidinę koketę, ar flirtuoklę, ar ne, tai mes niekada nepamesim to savo gebėjimo flirtuoti, ypač ir su savo vyrais būti, ar ne, kažkokio tokio energetikoje. Bet kol mes vaikomės to infantilumo, bandom būti visai ką jaunos, to mes atiduodam savo galią. Bet kai mes pajungiam visas savo dalis ir nusprendžiam būt dvasiškai, psichologiškai, emociškai brandžios, tada galim jungti kokį norim vidinį archetipą, kada yra laikas ir vieta. Ir mes nebesam auka savo kažkokiom praeities žaizdom. Tad šitoj trečioj ir ketvirtoj savaitėje mes dirbsim už tų savo mergelės žaizdų kažkokių neišgydytom žaizdom tam, pilnai jas užgydyti, paleisti, bus šamaniškas ritualas, kurį namų darbams turėsit atlikti. Ir tas per tą ritualą, nesvarbu, ne tik tais galvoju išklausyti kažkokio koncepto, bet ir atlikti kažką su savo rankom, su savo kūnu, ir šitaip mes įeinam į tą užfiksuojam savo pasąmonę ir nervų sistemą įeiti į naują savo erą. Tai trečią, ketvirtą savaitę ant šito dirbsim. To trečia mūsų tema, tai mūsų 5 ir 6 savaitė, bus mūsų erotinis intelektas. Ką tai reiškia erotinis intelektas? Mūsų seksualinė, gyvybinė energija yra mūsų seksualinė erotinė energija yra mūsų gyvybinė energija. Čia nėra apie seksą, ne apie tai, kaip mes atrodytumėm labiau sugundančios ar dar kažkokios, ar ne, dėl kitų, bet viskas prasideda nuo savęs. Ir kai mes esam savo užgožusios kažkur erotinę savo galią, mes užgožiam savo magnetizmą ir savo gebėjimą pritraukti į savo realybę, ko mes norim. Ar tai būtų vyras, ar esamo vyro meilė, ar pinigai, ar klientai, ar dar kažkokie dalykai, ar ne? Žinot savo tą erotinį intelektą ir savo erotinę energiją, dirbsim su savo čakrom, įvairius vėlgi pratimai atėję iš Tao tradicijos, senovės kinų, kurie padeda cirkuliuoti dar labiau mūsų energiją ir aktyvuoti tą gyvybinę energiją. Ir tai vėlgi tas erotinis intelektas nėra vardant vyro ar kažkokius kitus žmonės, ar impresinti, ar dar kažkaip viskas nuo tavęs, nes kai tu gyveni savo iš to energijoje, tada visiškai kitaip patiri gyvenimą per savo visus jutimus ir tada gali labiau būti savo vietoj, savo galiai čia ir dabar. Ir dirbsim vėlgi 2 savaitės ant to, o paskutinė savaitė bus grožio burtai ir flirtas su realybe. Nes mūsų grožis vėlgi yra signalas. Tai nėra apie mūsų bruožus, ar ne, nėra apie
Nes gali būti labai tobula, graži visa moteris su puikiais bruožais ir taip toliau, bet jeigu pas ją nėra gyvybinės energijos ir jinai pati nežino savo galios ar savo grožio, jinai tiesiog paprastai atrodys, ar ne? Bet ta moteris, kur yra gyvybiška viduj, kuri žino, kas jinai yra ir gyvena atvirą širdim, jinai kaip magnetas pritraukia į savo gyvenimą. Net iš to paties savo vyro, ar ne? Nes kad ir kiek metų esi su savo vyru, ar ne, kai jungi šitą ir girdžiu iš savo klienčių, pasikeičia, kaip vyras į tave žiūri. Ar ne, aš, pavyzdžiui, kad kartais irgi išjungiu šitą, esu savo galvoje per daug užsidirbu, ar ne, ir pamirštu, ir po to tik tai įjungi savo grožio burtus, kur net nereikia makiažo. Ir tada visai, kai gaunu komplimentą, oh, you look so beautiful. Ir nors ateinu tenais neplautais plaukais ir su tuo, bet tiesiog yra žvilgsnis, nes mes galim, vėlgi čia yra iš tavo tradicija, siūsti signalą arba receive, priimti signalą. Ir kai išmokam tą energiją valdyti kaip magnetas, tada mes kai priimam energiją, mes pritraukiam prie savęs. Kai mes siunčiam energiją, mes galim gauti ir manipuliuoti visatą, ar ne tai, kad manipuliuoti, įtakoti realybę savo kitaip, ar ne? Tai suprasti šitas energetikas ir suprasti savo grožį ir tas flirtavimas su realybė, ar ne, priduoda daug tokio skanumo gyvenimui ir tada viskas tampa kaip smagus žaidimas. Tai čia bus pati pabaiga mūsų kurso, ne? Tai pradėsim nuo iš baimės į galią, ar ne, sunkus darbas atsiraitojus rankovės, tada mūsų rite of passage, pereimo apeigos, tuomet pajungiam savo erotinį intelektą, erotinį potencialą aktyvuojam ir grožio burtai, flirtas su realybė ir užbaigiam labai žaismingai. Ir matau klausimą, kokia kurso kaina? Tai kursas kainuoja 250 svarų. Nors yra 8 savaitės ir tos, kurios anksčiau galbūt yra prisijungusios prie mano kursų, kurie yra žymiai brangesni, anksčiau būdavo 888 svarai už 8 savaičių kursą, bet prie šito kurso prisijungs jau jaučiau, kad daugiau žmonių, tad suteikti galimybę sumažinti kainą ir daugiau žmonių, kad prisijungtų ir kad kuo daugiau moterų pereitų per šitą mūsų iniciaciją. Ir kaina vėliau išaugs, ta kaina 250 galioja iki rugsėjo 9 dienos, vėliau ir tą programą greičiausiai ir paleisiu, kur galės prisijungti ir vėliau, ir įrašus gauti moteris, bet kaina tada išaugs. Mažiausiai anksčiau būdavo 8 savaičių kursas 500 svarų, tai dabar iš viso yra kaina labai maža, dėl to, kad tiesiog norėjau padaryti prieinamą ir kas galbūt žino, pastebėjo, sukūriau prieš 2 savaitės ir lietuvišką Instagramą ir nusprendžiau visą, kiek išmokau per savo visą tarptautinę patirtį, suteikti lietuviams moterims ir skleisti šitą žinią ir kad visom būtų prieinama. Jeigu ir 250 kažkam yra nemaža suma ir iš karto negali mokėti, tai viskas ok, net yra ir mokėjimų planas, kur per 3 mėnesius gali išsimokėti. Tai pasidalinsiu iš karto puslapių, kur gali užsiregistruoti. Puslapyje yra ir daugiau informacijos ir apie visus modulius, ir apie tai, ką darysim programai, ir datas. Tai šiaip prasideda rugsėjo 9 dieną ir vyks kiekvieną antradienį tuo pačiu metu. Tai kaip ir šiandieną vyk tą pačią valandą, 19 valandą Lietuvos laiku. Programa vadinasi Iniciacija ir dar pažiūrėsiu, ar yra daugiau klausimų. Jeigu kažkas turi klausimą apie programą arba apie tą, ką šiandien šnekėjom, tai kviečiu chatbox'e pasidalinti. Matau, Veronika sako, teisingai supratau, kol kas užduotis yra ta, kad pasijutus aukos poziciją, pirmiausia pasakyti savo stop ir neįkristi į tą vaidmenį. Tolimesnių veiksmų, kaip ir cirkuliuoti, ką daryti toliau, kol kas nesupratau, apie tai bus kalbama rytoj teisingai. Taip. Dabar ką reikia įsidėmėti, kad kiekvienas triggeris, kiekviena situacija, ar mažas ar didelis triggeris, yra tarsi portalas tavo augimui. Ir portalas į tavo naują realybę. Ir įsivaizduok tą liftą, ir lifte yra tik tais 2 mygtukai. Į viršų arba į apačią. Ne? Ir kviečiu paeksperimentuoti pačiai, ar ne? Kaip pati supranti tą cirkuliavimą. Rytoj aš išaiškinsiu, ar ne, įrankius, dalinsimės, kartu padarysim praktiką, bet tiesiog pamėginti, jeigu per ateinančias 24 valandas jausiesi sutriggerinta, tiesiog sustot, pasakyti pauzę,
okei, čia man yra dovana, prisimenu, ar ne, kad kiekvienas yra trigeris, portalas, man galimybė išeiti iš savo aukos pozicijos, pakeisti savo paterną kažkokį, išeiti iš užburto rato savo gyvenime. Ačiū realybei, kad šitą parodė ir tiesiog gali pabandyti pakvepuoti, išbūti ir jokių būdų nenueiti į auką. O jeigu yra tokių, ar ne, situacijų, tiesiog gali su pauze padaryti iki rytojaus. Gali pasakyti savo, aš nieko neprocesinsiu, nenueisiu į auką, rytoj išbandysiu kažką naujo. Taip, žiūriu dar klausimą. Taip. Agnė, džiaugiuosi prisijungus ir laukiu. Taip, labai džiaugiuosi Agnė. Ir aš labai džiaugiuosi ir Dalia prisijungė. Taip, tai prie kurso jau prisijungė 40 moterų, net nesitikėjau, kad tiek bus, bet jaučiu, kad ir bus dar mūsų daugiau ir kuo daugiau prisijungs, tuo stipresnė grupės energija. Nes kai mes darom kartu šitą darbą, ir taip pat dar nepaminėjau, bet bus ir WhatsApp'o grupė privati, kur galėsim dalinti savo patirtimis, aš atsakinėsiu į klausimus, arba teksto žinute, arba voice notes, ar ne, galėsit palikti savo klausimus, tai va tas visas 8 savaitės bus ne tik tais, kad va tiesiog 8 seminarai, 8 skirtingos sesijos, ne, mes visos kartu įžengiam į 8 savaičių tą konteinerį, mūsų šventą iniciaciją. Ne? Ir bus, aišku, ir protui labai smagių visokių konceptų, nes aš esu iš tokio prigimties, kaip čia, nerd, ar ne, man patinka ir visokie filosofiniai konceptai, aš mėgstu ir protas, kad suprastų ir susidėliotų viską į stalčiukus į savo vietas, bet tuo pačiu ir bus labai stipriai pajungtas kūnas. Ir dirbsim su savo kūnu somatiškai. Ir ne tik tais praktikos tokios, kokias anksčiau esat padarę, ne su muzika, bet bus ir naujų praktikų, ypač iš Tao tradicijos, kaip savo cirkuliuoti energiją ir kitų tokių dalykų. Taip, tai dar jau kažkas turi klausimus, kviečiu klaus, bet dabar pereisiu prie trečiosios mūsų dalies. Tai galimybė laimėti prizą. O prizas yra 2 savaitės intensyvus coachingas su manim. Tai ką tai reiškia? Ne? Tai į tą įeina 2 sesijos. Pirma sesija bus 1,5 valandos, antra sesija maždaug valandos, gal irgi šiek tiek daugiau, ar ne? Tai 2 gilios sesijos ir taip pat 2 savaitės priėjimas prie manęs WhatsApp'e, ar ne? Coachingas. Gali kiekvieną dieną manęs klausti, dalintis ir aš tiek teksto žinute, tiek voice notes atsakysiu. Nuo pirmadienio iki ketvirtadienio tas galioja private WhatsApp coachingas, ar ne? Ir tos 2 sesijos. Ir kas įvyksta, ar ne? Kai aš dirbu su žmonėmis, mes einam į giliai, pačius giliausius sluoksnius. Tad nėra taip, kad čia tiesiog pasišnekėjimas kaip terapijoje, ar ne? Ir tai nėra tolygų 2 sesijų terapijai. Kas dirbia su manim, žinot, ar ne, aš iš karto einu į pačius giliausius mūsų paternus, šaknį, vaikystėje, kur prasidėjo ir pajungiam tada tiek protą, kad išsiplėstų sąmonė, pasikeistų, kaip tu žiūri į šitą situaciją, ir tuo pačiu nervų sistemą. Somatiškai tos praktikos, kurias darysim per tas sesijas, bus individualiai tau pritaikytos. Ir jeigu kažkas esat patyrę grupinę ar nesomatinę praktiką, tai aš vedu ir kiekviena savo tyliai darot, bet kai darom vieną su viena somatinės praktika, tu duodi iš karto feedbacką, kas vyksta, ką tu matai, mes pradirbam su tais jausmais. Ir taip pat dvasinis visai lygmuo, ar ne, šamaniškas, astralinis lygmuo, tai dirbam 3 visais lygmenim. Dvasiniu, psichologiniu ar mentaliniu ir iš tų somatinių kūniškų. Ne, tai per tas 2 sesijas galima padaryti galingą pokytį. Kaina šito yra 1000 svarų, bet yra šiandieną galimybė laimėti. Ne? Kaip laimėti? Tai visas 3 dienas turi būti gyvai prisijungusi prie sesijos ir savo Instagrame, ar ne, jeigu esate Instagrame, jeigu kažkas nėra Instagrame, nežinau, gal kviečiu susikurti, bet tokia yra taisyklė, ne, pasidalinti Instagrame ir pritaginti mano lietuvišką Instagramą, kurio aušaky.lt, jeigu kažkas nėra, dar pasidalinsiu. Ir pritaginti, pasidalinti savo kažkokią nežinau, suvokimą, įžvalgą, kuri šiandien atėjo, ar mintį. Tikriausiai taip.
pasidalinti mintį ir man atsiųsti taip pat asmeninę žinutę, pasakyti, kodėl tu nori laimėti šitą coachingo package ir kodėl tu turėtum laimėti. Tai 3 dalykai. Pirmas, pasidalini Instagrame ir pasekt mane labai kviečiu Instagrame. Antras, dalyvauti visas 3 dienas gyvai. Ir trečias, atsiųsti man asmeniškai arba mailą, arba Instagrame asmeninę žinutę, kodėl tu turėtum laimėti. Ir kaip ir sakiau, šiaip kainuoja 1000 svarų šitas coachingo paketas 2 savaičių, ne, ir ką tai gauntas 2 sesijas, tai prasideda mūsų coachingas nuo 1 sesijos, tada 2 savaitės yra WhatsApp coachingo ir po to paskutinė mūsų sesija. Tai jau kažką domina ir anksčiau žinau, kad daug kas norėjo, ar ne, galbūt dirbti privačiai, bet kartais kaina yra nemaža, nes aš daugybę metų dirbu iš tą darbą, ar ne, ir prisiemu dabar šiais laikais 5-6 maksimum klientus vienu metu, nes turiu ir savo daugybę skirtingų ir grupių, ir kitų veiklų, kurias darau. Tad jeigu kažkas norėtų, tai yra tokia galimybė. Tai tiek šiandieną. Dar matau klausimą, atsakysiu klausimą, jeigu dar turi, tai klauskit, koks poveikis jai pradžioj, kai tik atrandi galę pažaidži su tais paviršiniais dalykais, tarsi dominatrix energijom ir panašiai. Įdomu suprasti kažką apie save, ar ne, dominatrix submission, tai ką aš supratau iš šitų, ar ne, kad viskas yra apie dėmesį, ar ne, tai nėra apie kažkokie, aš dabar būsiu stiprai moteris ir tu esi blogas berniukas ir aš tave nubausiu. Čia yra fasadas ir cringe, net tai atrodo, ar ne? Bet tai yra, turi suprasti, aš suradau savo asmenišką tą blueprint, savo tiek dominavimo, tiek submission. Ir tu negali šitų dalykų feikinti, bet kai supranti ir naudoji, pavyzdžiui, savo partnerių, ne, seksualinį šitam intimiam mūsų gyvenime, ar ne, naudoja ir keičiasi ta dinamika, ar ne, kartais aš, pavyzdžiui, dominuoju, ne, bet nereiškia, kad aš apsirengiu kostiumą, botagėlį, ar dar ten kažkaip liepiu jam kur klauptis ant kelio, ne, visai ne tokia dinamika. Bet dinamika, reiškia, aš įjungiu savo galią ir su savo dėmesiu ir su savo meilė, tarsi su savo širdim, I penetrate him. Tai ar ne, tai kaip vis tiek aš išlieku savo moteriško energijoje, bet aš su savo meilė, su visų dėmesiu tiesiog jį uždominuoju, užgožiu iš šitą. Ir tada jis gali atsipalaiduoti ar ne ir priimti šitą. Arba yra atvirkščiai, bet jis kitokią turi savo poskonį, ne, vyriškai, labiau su savo raumenim, su savo stiprybė, su savo to vyriška tokia energija, ar ne, ir aš tada galiu visiškai atsiduoti, bet atsiduoti nereiškia, kad tiesiog suglebti ir kaip būti submissive ir nieko nedaryti, ar ne, bet tada, ypač aš daug metų tantrą praktikuoju, ar ne, paima tą šaktį, ar ne, mūsų kundalinį energiją, ir tada tiesiog ta energija, ir tu atsiduodi tiek jai, tiek savo vyrui, ir tiesiog paima tave visas šitas momentas, ir nebelieka tos kontrolės, ar kažkokio feikinimo, ir taip toliau. Bet šitus visus dalykus galėjau tik tais atrasti per daugybę eksperimentavimo. Ir net tas eksperimentavimas su savo dėmesiu prasideda net ne lovai. Pirmiausia, prasideda savo gyvenime, stebėjimas savo minčių, stebėjimas, ar ne, savo energijos. Ir aš su savo pačios, ar ne, vyru galiu nueiti ir įjungti vieną energiją arba kitą. Ir jis atsako šito, ar ne. Užtat mes moteris, mes turim žymiai daugiau galios, negu mes įsivaizduojam. Ir kartais, ar ne, moteris jaučiasi, kad aš turiu būti kaip kokia princesė, lauk kaip pabučiuot, arba lauk, kol ateis kažkas mane pasirinks ir būt pasirinkta, ar ne? Arba šitam, arba eimasi vaikytis vyro. Ir tada irgi taip savo galios netenka, kai vaikosi čeisina, bando jį tenais visaip suviliot, ar ne? Ar jeigu ten ir apsirengi savo apatiniais kažkokiais labai gražiais, bet eini su tokia energija, kad aš noriu, kad jis kažkaip apie mane jaustus, ar jį suviliotum, jau netenka mes savo galios. Bet tikroji galia, bent jau kaip aš ją patyriau per savo visas iniciacijas, aš jaučiuosi, kad aš renkuosi savo vyrą. Bet aš jo nečeisinu, aš energetiškai pasirenku ir tada jis ateina ir mane fiziškai pasirenka. Ne? Bet viskas prasideda nuo moters signalo. Bet vėlgi mes savo signalo negalim feikinti. Mes galim pasidažyti gražiai, užsidėti ar tai dailius ten ir rožinius apatinius, ar dominatrix kostiumą ir tos visus dalykus, kur aš esu irgi šitus daręs, bet
aš nesijaučiu savi, man su tais va latex visi tokie, okay, you can do it, bet toksai, it's not my flavor, ar ne? Ir turi atrasti irgi savo tą, ir po to atrasti, kas tau tinka, aišku, išbandyti visai kažkaip fain ir smagu tos dalykus, bet tikroji gale yra mūsų tiesa, what is real, ne koksai išorinis, kaip aš tenais atsistoju, kokia mano poza, ar kaip aš ten atrodo, ar kaip atrodo mano veidas, bet kai visiškai atsiduodi tiesai, savo širdžiai, ir čia yra labiausiai turbūt magnetiškas ir patrauklus dalykas vyram. Ir tai yra taip reta, nes daug moterų, ypač šiais laikais, yra tiek daug viso feiko, pradedant nuo visų, ką tu į veidą prisileidi, ar ne, kur aš nieko nedžedžinu, vienų pasirinkimas, ar ne, bet mes prisidedam tiek daug kaukių, fasadų, tiek apie savo širdį, tiek apie savo veidus, ir jeigu kūnas nebejuda kakta, ar nebegali tų savo emocijų, nebelieka to tikrumo, bet visi mes ilgimės to tikrumo. Tiek vyrai, tiek moteris, ypač šiais laikais, kai visas AI ima viršų ir visi veidai pradeda atrodyti vienodi, mes, man atrodo, žmonės, bent jau aš ir mano partneris ir mano aplinkiniai žmonės, mes norim tikrumo. Show me the real shit. Ar ne, tas met tą tikrumo, gyvumą, buvimą žmogum. Ir čia yra mūsų galia. Ir kuo labiau žmonės ar nesusitapatina su tais AI robotais ir taip toliau, man atrodo, tas va tikrumas ir mūsų visi tie, kaip čia tie, netobulumai ar ne, imperfections visi mūsų bus mūsų, man atrodo, galia. Užtat ir paskutinėje sesijoje, ar ne, kai šnekėsime apie grožio burtus, tai nebus taip, kaip man ten pasidaryti tobulą makiažą, arba, nu, aš visi, kai man fainai makiažas, nieko prieš tai neturiu ir pati mėgstu save pasigražinti, ar ne, ir jau savo mano kūnas yra mano tempo, ir man patinka save puošti, bet tuo pačiu tas va tikrumas ir žmogiškumas, nepriklausomai kiek tavo amžius, man atrodo, yra pats magnetiškiausias ir patraukliausias dalykas. Ir gera man matyti, kad man atrodo, ir bent jau, nežinau, mano burbule, ir grožio standartai keičiasi, ir dabar moteris, kurios yra gal ir netobulais dantim, ir netobulom nosim, ar ne, prasideda jau naujas grožio standartas. Ir man atrodo, po kelių metų ateis šitas, kai visos tos mažytės, visos nosis vienodos akys ir vienodės lūpos išeis iš mados, ar ne, ir kaip keista galvoti, kad grožis yra mada, bet tai yra. Ir visi tie netobulumai ir žmogiškumas, man atrodo, bus naujas trendas. Bent jau aš taip įsivaizduoju, kokie 2-3 metai ir pamatysim šitą. Tai tiek, išsiplečiau ir apie daugiau viską tą, tai vėlgi primenu, palieku su viena jūsų lifto idėja į viršų, į apačią, dar kartą pasidalinu kurso, iniciaciją ir dar vieną dalyką pamiršau pasakyti. Tos, kurios prisijungs iki ketvirtadienio vidurnakčio, dar gaus 30 minučių bonus sesiją su manim asmeniškai. Tai čia dar 3 paros, ar ne? Tai nebus tų 2 savaičių, ar ne, tokio, kur prizas tas didesnis, bet tos, kurios prisijungs, gaus šitą. O prizą gali laimėti nepriklausomai, ir jūs esat prisijungę prie iniciacijos kurso, ar ne, visos ateina į tą bendrą, nežinau kaip pavadintą, burtų tą, jau išsisėmė mano smegenys ir balsas 1,5 valandos prašnekėjau, atsipratot, tai tiek, palieku su lifto tema. Susitiksim rytoj, šnekėsim apie cirkuliaciją ir baimių integraciją ir linkiu gražių ateinančių 24 valandų. Ir jeigu kažkas jau nori prisijungti, tai labai labai kviečiu jungtis. O dėl 30 minučių sesijos gau tos, kurios jau prisijungė, ne, nes jūs gavot kitą nuolaidą. Šita 30 minučių sesija tik tais tom galioja, kas nuo šiandien iki ketvirtadienio vakaro prisijungs. Ačiū visoms, labai gera būti šito erdvėje, turėjau tokius įdomius pokalbius ir rytoj pasimatysim vėl. Ate.